Atsigulkite patogiai, užmerkite akis ir giliai įkvėpkite. Tada lėtai iškvėpdami akimirkai įsivaizduokite, kad ištrinate visas savo mintis. Tarsi nuo lentos ištrintumėte žodžius ir paveikslėlius. Lėtai stebėkite, kaip iš jūsų galvos dingsta visos mintis ir rūpesčiai. Lėtai, labai lėtai stebėkite, kaip kempinėlė sklandžiai slysta per lentą. Leiskite šiam judesiui atpalaiduoti kūną ir mintis. Mūsų protas yra labai įdomus objektas. Jame būna mintis, kurioms daugiausia skiriame dėmesį. Kai mes stipriai susikoncentruojame į mintį arba vis galvojame apie kažką, tai pažadina mumyse tam tikrus jausmus. Tai gali būti laimės ar susijaudinimo jausmas. Tačiau gali būti ir minčių, kurios mus pykdo, kelia baimę ar liūdina. Jausmai nėra blogi, o mintis yra tiesiog tai, ką galvoja mūsų protas. Pakalbėkime šiek tiek apie pyktį. Kiekvienas žmogus kartais patiria pyktį, tačiau turime būti atidūs, ką sakome ir ką darome, kai esame pikti. Mes galime patys kontroliuoti savo emocijas ir tuo pačiu išvystyti tinkamą atsaką į situaciją. Tai reiškia, kad galime dėl kažko pykti, bet visada galime ir pagalvoti, prieš reaguodami, išreikšdami tą jausmą. Galime pagalvoti, kaip mūsų žodžiai paveiks juos girdintį žmogų. Galime įsivaizduoti, kaip mūsų veiksmai paveiks ką nors kitą. Naudinga apmąstyti savo pyktį prieš reaguojant į jį. Savo pyktį galime išreikšti kruopščiai parinktais žodžiais. Galime paaiškinti, kodėl pykstame ant tų, kurie mums rūpi. Juk pyktis nereiškia, kad turime vartoti piktus žodžius. Savo nepasitenkinimą galime išreikšti ir susirūpinimą atspindinčiais žodžiais. Giliai viduje žinome, kad dėl bet ko nesipyksime, nebent tai mums rūpės. Taigi, kai kitą kartą jausitės pikti, atkreipkite dėmesį į tai, kaip tas pyktis pasijaučia. Tada kelis kartus giliai įkvėpkite, prieš išreikšdami pykčio jausmą. Pagalvokite, kodėl būtent taip jaučiatės. Šitaip jūs galite išmokti geriau suprasti ir pažinti save. Mūsų jausmai gali būti mums dovana. Jeigu skirsime laiko suprasti, kodėl šiuo metu jaučiamės taip, kaip jaučiamės,
Gyvenimas kupinas nuostabių įvykių ir situacijų, padedančių geriau pažinti save, o tai padaryti gali net ir pyktis. Visada galime ko nors išmokti ir tobulėti per savo gyvenimo patirtį, o tai yra tikra dovana. Mums augant, gyvenimas auga kartu su mumis. Kiekvieną dieną jis pateikia mums naujų dalykų, naujų pamokų ir situacijų, kad galėtume visada stengtis tapti vis geresniais. Dabar giliai įkvėpkite ir iškvėpkite, o kai būsite pasiruošę, galėsite atmerkti akis. Šiandien jums pavyko nuveikti nuostabų darbą, mokantis naujų būdų valdyti savo jausmus ir emocijas.